Nu ką, tai ir toliau tęskim mėgavimąsi maistu, ypač paskutinę dieną prieš dozę, nes šiandien vakare leidžiasi 8 dozę. Ir noriu pasakyti, kad esu be galo dėkinga už visas jūsų žinutes. Man tiek daug parašė merginų ir nei viena iš jų man nerekomendavo pakelti dozės kuo greičiau. Buvo atvirkščiai. Tai arba sakė, kad aš ten irgi ilgai ant mažos dozės laikau ir ten pakėliau tik tai po ilgo laiko, arba aš suskubėjau pakelti ir tikrai gailiuosi, galėjau ilgiau išbūti ir panašiai. Nu tai žodžiu, tikrai nei vienas žmogus man nerekomendavo sekantį mėnesį jau kelti dozės. Ir aš pati žinau, prisiskaičius esu, ten prisižiūrėjus, kad reikėtų dozę kelti ne taip, kaip gamintojas sako, kas 4 savaitės, nes čia mes galim labai greit nueiti iki 15 mg ir kur toliau, bet tada, kai nebėra poveikio mėnesį laiko, kai po mėnesio laiko visiškai nepajuda svarstyklė žemyn, ar ten centimetrai, žiūrint, ką tu ten matuoji, ir ypatingai toj pačioj pradžioj, kada tas svoris iš tikrųjų ir turėtų kristi greitai. Tai kažkaip taip nusiraminau, nes ką pabrėžėt jūs, kad tas alkio atėjimas, sugrįžimas su bet kuria doze atsitinka. Tai nėra mažos dozės dalykas, atsitinka su visom dozėm lygiai tas pats. Tai tiesiog, gal ir normalu, gal man šią savaitę daugiau to alkio, kitą savaitę gal jo tokio nebus. Žodžiu, reikia žiūrėti, kas vyksta su svoriu dideliai perspektyvai, nes tarkim, šią savaitę pasižiūrėjus ant svarstyklių, tai ne tik pas mane, kad ne minusas, bet tai dar ir pliusas, bet šitą dalyką tai aš irgi, ta prasme, moku vertinti ir žinau, kad čia nereikia žiūrėti tokio trumpoje perspektyvoje ir nereikia nusiminti, kad čia kelias dienas yra pakilęs svoris, nes čia daug gali būti faktorių, ten kiek žarnyne yra, ko pasilikę, kokie ten skysčiai užsikaupę, neužsikaupę, koks ciklas ir panašiai. Tai žodžiu, ką norėjau pasakyti? Kad tikrai nusprendžiau neskubėti ir netgi kai reikės pakelti, kažkada vis tiek reikės pakelti, tai kelti ne ant 5 iš karto, o ant 3,75. Viena mergina pasidalino, kad perėjo į tokį tarpinį variantą ir ilgai laikėsi ant to, tik paskui po geroko laiko perėjo ant 5-tuko ir sakė, dar net būtų iš tikrųjų geriau būtų buvę, kad būtų pasilikusi ant tų 3,75. Tai tik tai viena problema yra ta, kad tokio švirkštuko kaip 3,75 nėra, tai čia jau reikia imti didesnės dozės švirkštuką ir tada skaičiuoti tos klikus. Kas man anksčiau žinau apie šitą variantą, kad taip žmonės daro. Ten tiesiog, tarkim, nusiperka vietoj 2,5-5 dozę ir ten dalina. Žodžiu, per pusę. Tai man atrodė iš pradžių tai žiauriai nepatikima ir čia pavojinga ir kam čia rizikuoti, bet pradžioje viskas atrodė pavojinga, net ir ta auksinė dozė atrodė pavojinga, tai kadangi jau dabar šiek tiek patirties turiu, nebeatrodo viskas taip baisiai, galų gale ten sakau, net ta mergina, man ten lentelę atsiuntė, kur kiek kokių klikų yra, tai jeigu gydytojas pasitarus sutinka išrašyti tą didesnę dozę, aš nežinau, ar taip galima ar ne, tai čia turbūt reikės su gydytoju aptarti, bet jeigu protingai mes pasišnekam, kad aš nevarysiu ten didesnės dozės, o tiesiog susiskaičiuosiu ir viską atsakingai ir sąžininkai darysiu, tai net ir finansiškai taip labiau apsimoka. Žodžiu, čia gal tema yra atskira, kai jau tai darysiu, tai pasidalinsiu, bet kol kas tai norėjau tiesiog padėkoti visom parašysom ir pasakyti ir tiem, kas domitės, kaip čia jums daryti, tai bent jau iš tiek, kiek aš gavau atsakymų, tai visi sako, neskubėti. O kol kas, iki šiandienos vakaro, dar ir ledais pasimėgauti. O taip.